pasidalinsiu su jumis nuorodą, kur galėsite užpildyti labai trumpą formą, tiesiog nurodyti savo vardą, pavardę, telefono numerį ir nurodyti jūs dominančią programą. Tai va, šiuo pasiūlymu tai 20% nuolaidą galėsite pasinaudoti iki balandžio 29 dienos. Tai jeigu dabar užsiregistruosite, tikrai neprarasite savo vietos, tai turėkite omeny, kad tą reikėtų padaryti iki rytdienos 6 valandos vakaro. Tai va, tai tiek galbūt aš norėjau pasakyti iš savo pusės, o dabar perduosiu tuomet mikrofoną lektoriui, kuris pristatys webinaro temą. Dėkui, Mantai. Ar mane gerai girdite? Girdim. Liuks, puiku. Gerai, tai galim iš karto, nieko nelaukia, eiti pasidalinti mūsų ekranu ir judėti į priekį. Ar aš jo nepamečiau? Nepamečiau. Liuks. Labai geras ženklas. Kažką pamečiau. Bet tuo atrasime. Ar jūs matote ekraną mano? Manau, matote dabar šitą. Desktopą, ne? Taip. Tai kur mano šitas tada pabėgo? Na. Pabandykime tai padaryti truputį kitaip tada. Jeigu šitas man priešinasi prieš mane, tai aš tada jį pasieksiu kitaip truputį. Sekundėlę. Aš, Mindaugai, galiu dar šiek tiek pridėti informaciją. Prašau pasakyti, kol ieškaisi. Tai norėjau pasakyti, kad aš taip pat moderuosiu mūsų pokalbį. Tai, pavyzdžiui, jeigu jūs turite klausimų eigoje, juos galite užduoti Zoom chat'e. Tarkim, nežinau, ten gali būti ir teorinis kažkoks dalykas, ar iš praktikos pusės, tai tiesiog užduokit klausimus chat'e ir aš pasistengsiu tuomet juos atsakyti, kad lektorius nesimėtytų eigoje. O vėliau mes turėsim webinaro pabaigoje trumpą Q&A sesiją, tai jeigu bus kažkokių klausimų, kurie užsiliks, lektorius tiesiog galės juos atsakyti. Taip, taigi, dabar turėtumėte jau matyti mano tą ekraną pagaliau, tą, ką ir turėtume matyti. Taigi, einame į priekį. Aš esu Mindaugas Andrulevičius, 15 metų dirbu IT srityje, daugmaž plus 10 metų su dirbtiniu intelektu vienaip ar kitaip. Ir turiu ganėtinai platų žinių spektrą, kas leidžia man pamatyti tam tikras vertes, ar tai automatizacijų, dirbtinio intelekto ir panašiose srityse. Taigi, kuo mes čia susirinkome? Pirma, tai susipažinsime su make.com platforma, su automatizacijų galimybėmis, kaip iš principo, kaip tai veikia ir ką galima su jom nuveikti. Ir įprasime tiesiog jas kurti, kad ir pačias paprasčiausias pradžioj, bet atsiversim mums tam tikros galimybės jau. Jokio iš ankstinio pasiruošimo mums nereikia, dirbsime nuo nulio. Ir vėlgi, šitas webinaras skirtas tiesiog tikrai visiems prieinamas, kurie, jeigu spėsite sekti kartu su manim gerai, jeigu nespėsite, matote, kad ganėtinai tempas intensyvus, ten suspaudėt viską nespėjate, tai tikrai nesijaudinkit dėl to, nes yra daromas įrašas ir jis bus patalpintas, jums bus pasiekiamas, tai galėsite visą laiką tuos veiksmus prisiminti ir pasikartoti kitą dieną jau su tuo įrašu, pagal tą įrašą. Tai kodėl mes pasirinkom būtent make.com? Nes vėlgi yra ir kitų automatizacijos įrankių, pavyzdžiui, Zapier, kuris yra brangesnis, bet biškį toks kaip ir rimtesnis. Ne? Yra N8, kuris jo pasiruošimas yra sudėtingesnis, prie jo reikia truputį padirbėti, kad pradėt su juo naudotis. Bet tada yra galimybė naudotis visiškai nemokamai pas save ant kompiuterio, kaip ir pasileisti tokį serverį. Bet jis jau labiau tinkamas yra pažengusiam šiek tiek vartotojam. O Make'as, ko man jis patiko ypatingai, tai kad su juo lengva pradėti. Ir lengva taipogi ir mokinti tą pradžią.
Tai todėl ir pasirinkom, kad viskas eitų pradžiai sklandžiai, ten visos integracijos ganėtinai paprastai susijungia, bent jau tos pirmosios, kurias norėtume išmokti. Ir to pradžiai ir užtenka. Vėliau gali pritrūkti ten tų nemokamų jų kreditų, kurie yra duodami. Jeigu jaučia tai turi du variantus, arba jos nusipirkti, palaukti, arba vėlgi pamatote, jeigu jums tikrai jau trūksta, daug ką pradeda daryti ten, tai galbūt laikas perėti prie kitos platformos. Galbūt jūs labiau techninis žmogus, tas N8 jums labiau tiks. O jeigu jums ten vieną kitą skriptuką užtenka pasileisti per savaitę, tai Make tikrai pilnai užteks. Taip, tai vėlgi, pradėsime nuo pasiruošimo, kad turėtume truputį laiko paskiau daugiau aptarti vieną kitą dalykėlį. Tai pirmą, ką mes padarysime, tai nueisime į make.com ir susikursime paskyrą. Aš jau čia šitam esu pasidarę šitą, bet pabandysiu tai padaryti iš kitos vietos, kur aš neturiu dar prisijungimo. Tai mes nuėjame į puslapį make.com, aš pabandysiu jums įmesti jį į chatą. Va, pavyzdžiui, galite arba per čia, arba tiesiog į Google suvesti make.com ir greičiausiai jums tuos dalykus ir ras, kurių reikia. Mes čia nueisime ir tada nuėjęs spausime prie sign in. Ir pabandysime spausti Continue with Google ir prisijungti su savo Google accountu, kurį turbūt jums šiandien prijungti, ne? Prisijungiame. Matysim čia, kadangi aš dar nei karto nebuvau prisijungęs su šito accountu, tai čia matom, mums prašo užpildyti tam tikrus duomenys ir viskas jau užpildyta, labai patogu, labai fainai. Gerai, važiuojam toliau. Aš sakiau, važiuojam toliau. Man reikėjo šitą paspausti. Aš tikrai ne robotas. Nu gerai, šitą suspaudysim šiandien jums. Ką jau su jumis padarysi. Taigi, kaip matot, procesas nėra sudėtingas, bet yra vienas kitas žingsnelis. Truputį čia mano kompiuteris nesidžiaugia tuo, bet iš principo aš gal ir net nelauksiu tada, kol jis čia man atsigaus. Tai galim pasižiūrėti, kaip tai atrodytų jau kaip prisijungiam. Kai mes prisijungsime prie Make, jūs greičiausiai matysite vaizdą, kuris atrodys kažkaip panašiai į va taip. Čia yra tas vadinamasis dashboardas, tas pirminis puslapis, kur šiuo metu yra mums daug informacijos, bet mums nereikia ją per daug gilintis. Ten visokie, ar tai būtų, ką galima pabandyti, kokias automatizacijas. Mums šiuo metu įdomus bus keli dalykai. Mums įdomu bus scenarijai, kuriuose mūsų yra scenarijai sudėti. Pas jūs čia turėtų būti ganėtinai tuščia šiuo metu. Mums turbūt įdomu bus templates, šita dalis. Tai čia yra jau kažkieno kitų sukurti tie scenarijai, ne? Ir mes juos galim pernaudoti pas save. Arba kaip minimum pasižiūrėti į pavyzdžius, kaip gali būti kažkokie dalykai padaryti, ne? Čia matom jau kažkas, čia pats paprasčiausias, toks iš 1 į 2. Čia mes kažką panašaus darysim, greičiausiai tokį, bet matom, kad yra gerokai sudėtingesnių, ne, scenarijų. Čia visai jau ten paskui prasideda. Jų galima paieškoti, taip toliau. Bet pradžioj mes norėsim daryti juos nuo nulio, kad truputį įprasti juos, pažiūrėti, kaip visas procesas atrodo, kad jį suprasti nuo pat pradžių. Taip, tai realiai šitie mums pagrindinės vietos, kurios ir rūpės. Taip, tai va, galim sugrįžti čia nais, mes prie šito dar grįšime, o kol kas einam pasižiūrim, kas toliau. Taigi, kas ten norite, dar kol nespėjote susikurti, tai dar galite tą paskyrą ten susitapinti. Jeigu kyla klausimų, galite parašyti Mantui, jis gal padės jums atsakyti jos. Aš dar truputį praeisiu toliau šitą vietą. Tai vėlgi, ką mes čia iš viso darysim, kas ta automatizacija, ne? Mes pamatėm ten kažkokius burbuliukus, dar kažką, bet ką tai reiškia. Tai pagrindinis dalykas, kad mes pakeičiam ranko darbą, ne? Mes turime kažkokius rankinius nuobodžius darbus, mes juos pakeičiam automatiniais procesais, kurie įvyksta vienu mygtuko paspaudimu. O galbūt net nereikia paspaudimo mygtuko, kaip mes pamatysim vėliau. Tai yra prieinama visiems, ne? Nes šiaip programavimas kaip ir irgi teoriškai yra automatizacija, bet kuri programa yra automatizacija. Bet anksčiau tai buvo praeinama tik specialistam, ne? Reikėdavo daug žinių, kad tai galėtume padaryti. Bet šiuo metu mes galime jau padaryti ir visi kiti.
Iš esmės tai labai apibrėžiama būtent tos automatizacijos, su kuriuom mes dirbam, su automatizacijos platformos, tai yra dėl duomenų tėkmės. Nes mes aiškiai matysim duomenų tėkmę, kaip iš kur mes gauname duomenis, ką mes su jais padarom ir kur mes toliau juos padedam ar nusinčiam ar taip toliau. Ir mes visą tai matysime vizualiai ir galėsime juos žiūrėti, kur mums reikia, kad tie duomenys nueitų mūsų. Platformos vėlgi, būtent jų specifika yra, kad jos prasideda nuo įvykio. Kažkas įvyksta, ar ateina pas mus laiškas, kažkas užpildo kažkokią formą, kažkas užpildo kažkokią eilutę Google Sheets'uose, galbūt kita automatizacija. Na ir tada prasideda jau ta mūsų, nuo to veiksmo prasideda mūsų automatizacija ir pradeda vykdyti kitus veiksmus kelias. Dažniausiai tie veiksmai yra susiję su tam tikrais software as a service įrankiais, jau paruoštais iš anksto, mums nereikia nieko kurti nuo nulio, mes tiesiog prie jų prisijungiam. Ar tai mes prisijungsim prie Gmail'o, ar prie Sheets, Slack'o, ar kitų platformų. Na? Yra jų ganėtinai nemažai ir greičiausiai jūs daugelį iš jų naudojate vienais ar kitais atvejais. Ir tas vizualinis būtent atvaizdavimas irgi yra labai svarbi dalis to. Mes matome tus duomenis, galim matyti, kaip jie vaikšto, kas su jais vyksta. Na ir kokia iš to nauda? Tai vėlgi, kaip turbūt esame įpratę, dažnai kartojami veiksmai, mes įprantam prie jų, nors ir nėra jie patys maloniausi, ne? Ir mes tiesiog jų nebepastebime. O kai mes susipažinsim su šitom galimybėm, to automatizacijos, mes pradėsim pastebėti tas vietas, kur mes galime iš tikrųjų pagerinti procesą, kur mes jaučiame, kad kažką kartojame ir šitoj vietoj jau įtarėme, kad galėtų mums padėti. Ir tai atpažinus ir automatizavus, mums lieka daugiau laiko įdomesnėm veiklom. To pačio mažiau monotoniško nuobodaus darbo, daugiau kūrybinio laiko, mažiau klaidų ir greitesni procesai. Vėlgi, o kaip pajausti, kada tas naudoti automatizacijas? Na, vėlgi, pradžioj tai galima pasižiūrėti į paprastus klausimus, pabandyti atsakyti. Ar mums kopijuoti duomenis rankomis tenka? Ar mums tenka siūsti tos pačius laiškus? Ar mums pildau tos pačius spreadsheetus? Kažką turbūt bet kuriuo atveju iš to darote. Tai galimai automatizacija mums gali padėti. Aišku, yra ir kitų pritaikymų, bet juos pajausite turbūt vėliau su praktikos daugiau. Dažnai pasitaikiantys scenarijai yra leadsų surinkimas, onboarding emailai, social media postingas, sinchronizavimas duomenų ir taipogi be abejo dirbtinio intelekto turinio generavimas. Tai vėlgi, apžvalgą mes jau tam tikrą padarėme, ne? Mes pamatėme tą dashboardą, mes pamatėme tos template'us, tai yra ruošinius, ne? Šablonus, ir mes matėme, kad galima turėti savo scenarijų. O tas visas vaizdas paskiau atrodys mums daugmaž taip, kaip mes čia juos dėliosim. Tai gerai, prieš einant prie pirmojo scenarijaus, ar gal turite kažkokių klausimų? Matau, yra tam tikri, ar jie jau atsakyti, galbūt dar ne, ar juos reikėtų man. Taip. Matau, yra klausimas dėl geriausio būdo per webhookus grąžinti. Make'as turi savo webhook specialų naudą. Mes jo šiandien tikrai nežiūrėsim, jis yra jau biškai labiau advanced lygio, sakykim taip. Bet Make'as turi savo webhook, galimybę su webhookais komunikuoti tiesiogiai. Turi ir tiesiog tos pačius HTTP protokolus, bet turi ir webhookus. Taigi, mes turim nemažai scenarijų, tai manau, galime per daug nieko ir nelaukę nuo pirmojo pradėti. Tai ką mes čia veiksime? Pirma, tai mes pasidarysim labai paprastą integraciją. Mes norime gauti laišką, stebėti Gmail'ą, ne? Ir jeigu yra prie to laiško prikabintas priedas, mes norime tiesiog užregistruoti, kad mums tas atėjo laiškas
ir rašyti siuntėją, temą, tekstą į Google Sheetsus, ne? Tai kad tiesiog mes, na čia galbūt toks trivialus atvejis, bet mes norime tiesiog žinoti, kas mums siunčia priedus, ne, attachmentus. Ir mums to, kad tai padaryti, užteks realiai dviejų dalykų. Žiūrėti į Gmailą ir žiūrėti ir įrašinėti į Google Sheetsus. Tik tiek. Taigi, pabandykime tai ir padaryti. Dabar pažiūrėkime, ar man atsigavo tas, vat, šitas. Ne, jis čia jau gyvena, jas. Nu, jeigu jis nenori prisijungti čia, tai ir nereikia, tada aš prisijungsiu prie savo šito. Taip, taigi pradedam vėlgi nuo nulinio scenarijaus, nors yra labai panašus scenarijai template'uose, bet ten galima truputį užsirauti ant jų. Nes kaip matote, jeigu atkreipsite dėmesį į šitą vat naudą, jis vadinasi e-mail. Ne? Ir atrodytų, o puiku, mums kaip tik to reikėjo, mums reikėjo e-mailo į Google Sheetsus. Bet jeigu pabandysite jį konfigūruoti, pamatysite, kad ten kyla jums tam tikros problemos, reikia papildomų leidimų ir, na, gali atsirasti tam tikrų niuansų. Nes čia yra bendrinis e-mailo. O mes galbūt norim tiesiog Gmailo turėti, ne? Nes tada jis tikslesnis, patogiau jo naudotis. Jeigu mums reikėtų iš kelių skirtingų paštų, tai jo naudotume šitą, arba ten naudotume kokį Outlooką, dar kažką. Bet mes, jeigu mums reikia tiesiog Gmailo, tai norim naudoti ir specifinį Gmailo. Taip. Taigi, aš net nebandysiu šito kopijuoti, kad neprisidaryti daugiau problemų savo negu naudos. Ir nueisiu tiesiog grįšiu į savo tą pradžią. Ir pabandysim susikurti naują scenarijų. Nuo pat pradžių. Jeigu galite, pelę arba padidinkite, arba paraudoninkite, nes nespėjant notebooką pamatyti, kur bėga pelė. Aha, tai reiktų kažkaip pažymėti šitus dalykus, ne, jeigu kažkur žymiu. Gerai, tai aš tiesiog pasinaudosiu va šito. Taip geriau bus, ne? Clear. Taip. Gal netgi vat šitų vat laikymų. Taip. Tai pirmą, ką mes norėsim, tai pasidaryti naują scenarijų. Ir galvoju, ar man išeitų tą pelę kaip nors pasididinti gudriai. Clear. Taip. Tai gerai, spaudžiam create scenarijų. Ir tada mes matom, mums iš karto jau čia atsidarė tas mūsų to scenarijaus vidus, mes čia jame ir gaminsime. Tai ką mes čia galime, tai pasirinkti būtent mums reikiamą tą vat integraciją. Tai mes pradėsime, kaip mes jau ir kalbėjome, nuo Gmailo. Ir tenais mums reikia būtent, mes kalbame apie triggerius čia. Nes pirmas dalykas, kas vyksta, tai yra trigger, tas, na galima sakyti, kažkoks įvyksta veiksmas ir pagal jį mes tada darom kitus veiksmus jau automatiškai. Tai mums reikia pirmą pagauti tą veiksmą pirmąjį. Tai pirmą mums reikia pagauti emailus. Tai mes tai gaudome su triggeriais, galima sakyti pelėkautais. Taigi, ir čia mums ką reiks padaryti, tai prisijungti. Jūs greičiausiai šito neturėsite. Dabar pasidarė, tai aišku neturėsite. Tai aš pabandysiu jums irgi tą patį pasiekti situaciją. Į credentials nueikime. Ir išsitrinsiu aš savo šitą. Čia toks truputį pašalinis dalykas, bet ką aš čia padarau, tai pasišalinu savo... Matom, čia Gmailas mano prijungtas. Tai aš jį atjungsiu. Čia yra visi mano, visos jungtis, kurias aš esu pasidaręs, kurios reikalingos tam tikriems scenarijams. Bet kadangi aš noriu jums parodyti nuo pat pradžių, tai aš šitas savo išsitrinsiu, pasišalinsiu. Ir tada mes jau... Galite dar parodyti, kur reikėjo nueiti, biški buvo atsijungus. Gerai, aš tada, čia aš pats nematau, čia nais, credentials yra šita vieta. Čia turėtų pas jūs irgi kol kas nieko nebūti. Čia reikės jums eiti išskirtiniais atvejais, tik tai reikia esant reikalui atjungti kažką, nenorit kažkas turėtų prieimą, prie ko meikas turėtų prieimą.
Greičiausiai, man tai reikia tai daryti tik tai, kai vedu kursą, tai greičiausiai jums artimiausiu metu to nereikės, tai galite nesijaudinti per daug dėl to. Taip. Taigi, šitą jeigu aš atnaujinsiu, išgyveno mano tas ar ne, to jau sužinosim. Kaip matot, aš atnaujinau puslapį ir mano neišgyveno tas dingo, ne? Jis man gerai, kad išsaugojo ir leidžia man grąžinti šitą scenarijų, neprarasti jo, bet jeigu norim iš tikrųjų išsaugoti, tai yra čia vat apačioje, arba su Ctrl+S galime tiesiog išsaugoti, paspaustą mygtuką, vat žalis jis dabar išsaugota, vadinasi, nėra jokių pakeitimų. Taigi, vėlgi, spaudžiame ant vidurinio mūsų Gmail'o, atsidarom Create Connection ir čia matysim, kad viskas, aš pradžiai net nekeisiu, čia galima jį būtų pasivadinti, bet man tinka toks pavadinimas, galbūt jeigu turim kelis accountus Gmail'o, tada norėtumės persivadinti. Bet aš dabar tada prisijungsiu prie jo su Google. Kaip matote, mes, kaip sakytumėt, jau mes jungiamės su to Google, prie to Make'o, kodėl mums reikia antrą kartą. Nes prieš tai mes jungiamės pačią paskyrą sujungiam. O dabar mes toje paskyroje leidžiam Make'ui įeiti į mūsų paštą, įeiti į mūsų kažkokius kitas paskyras. Taigi, aš renkuosi šitą paskyrą. Taip. Ir leidžiu, vat, matom, kad jau kažkokius Make'as jau turi galimybę prie mano šitų prisijungti, bet aš leidžiu jam toliau prisijungti prie mano Google account'o. Kol kas galite savo naudoti šitiem dalykam, bet kai mes kitam scenariuje galbūt prie jo prieisim, kur mes leisim Make'ui rašyti draftus mum, dirbti su mūsų Gmail'o, ne? Tai tada gali būti, pradžioje aš siūlyčiau jums atskirą pasidaryti Gmail'ą ir su juo eksperimentuoti, kad netyčia savo pašto dėžutės nesugadinti. Nes mes dabar tik tai skaitom, bet yra galimybė ir rašyti į Gmail'ą. Ir kaip žinote, tai yra pavojingiau truputį, galima tikrai pridirbti. Bet kol kas mums užteks šito. Čia viską atrodo iš karto daug dalykų, viską pasirinkti, mums nereikia. Viskas, kas pasirinkta ir taip, yra mums gerai. Kol kas galim tikrai nesigilinti į tai, spausti save. Vieną, ko mums reikia pasirinkti, tai čia nuo ko pradėti. Tai ar jis turėtų visų laikų laiškus dabar mūsų skaityti, ar nuo, pavyzdžiui, tik tai nuo dabar, ar kažkokį mes laišką pasirinksime. Nu, aš, tarkim, norėčiau jam pasirinkti, tarkim, ir matom, jis čia jau gavo mano laiškus. Čia jis jau mato mano laiškus, vat, kuriuos aš turiu. Ir aš galėčiau tada pasirinkti, kad tarkim nuo šito laiško mes pradėsim. Kad ir. Aišku, dabar vėlgi matom, kad čia galima išsaugoti vėl. Išsaugom, kodėlgi ne. Ir matom, mes galėtume paleisti tą scenarijų vat apačioje. Bet nieko jis dar nedarys, jis ką tik perskaitys tą laišką ir viskas, tuo ir baigsis. Mes galėtume pasižiūrėti, kas iš to, bet gal iš karto pridėkime tą savo antrąjį modulį, pridėkime savo Google Sheets'us. Mes norėsime pridėti eilutę, ne? Naują. Nu tai gerai, pasirenkam Add Row. Vėlgi šitas jau mums pažįstamas procesas, mums reikia jungti, sukurti. Vėl mes jungiame su Google, vėl mes jam duodam tam pačiam account'ui kitas teisės. Taip. Pažiūrėjom, ką jam čia reikia duoti. Gal spreadsheetus kol kas aš tik tai jam duosiu, gal dar nenoriu. Nors čia man visiškai ok šitas. Nes aš čia turiu tam account'ą susikūręs, kur nieko svarbaus nėra. Tai aš gal duosiu tos tiesiog jam permissionus, kad sklandžiau eitų mums šitas procesas šiuo metu. Taip, ir dabar mums reiktų pasirinkti kažkokį failą, kurį jam duoti. Jums turbūt reiks jį susikurti, bet aš jau tam turiu sukūręs savo tam tikrą laišką, tam tikrą spreadsheetą. Na ir tarkim, aš turiu, jeigu čia pasižiūrėsim, aš galiu nueiti į mūsų tą Gmail'ą, pasižiūrėti į Sheets'us, kad čia aš tikrai jūsų neapgaudinėju, aš čia tikrai turiu va tokį va Sheets'ą žinutės, ne? Jame jau pilna informacijos, bet mes tiesiog padarysim daugiau jo. Ir jeigu aš čia pasirinku Sheet 1, mes matome, kad
jis iš karto jau kažką čia pripildo, kažkoks šaltinis, ID, siuntėjas, iš kur čia šitie, kas čia yra. Tai dabar atkreipkime dėmesį, mes jeigu nueisime į tą patį mūsų Google Sheets'ų šitą puslapį, mes matysim, kad taip, čia yra tiesiog mūsų stulpelių pavadinimai. Ne? Ir aš jau turiu čia kažkokios informacijos, ne nuo pradžios čia. Čia matom, kad turbūt jau irgi su dirbtiniu intelektu kažkas daryta, kažkokie siuntimai buvo vykę, bet dažniausiai pradedam ne nuo nulio, ne? Testavimui jums, aišku, siūlau pradėti nuo tuščių lapų, bet jau kai pradėsite dirbti su savo duomenim, kažkokius galbūt jau turite savo spreadsheetą. Na ir mes tikimės, kad kai aš paleisiu tą mūsų dabar integraciją, tai man šitoj eilutėje turėtų atsirasti naujas įrašas. Pažiūrėkime, ar taip mums pavyks padaryti. Tai bet ką mes norime išsaugoti, mums reikia kažkaip sujungti juos, nes mes dabar pasakėm, iš čia permeski čia, nieko daugiau. Tai gerai, pasižiūrėkim, ko mums reikia. Čia irgi visi nustatymai yra daugmaž geri. Čia MyDrive jau buvo prijungtas ir turėtų būti fine šitas. Taip, tai aš norėčiau į šaltinį. Į šaltinį aš čia tiesiog įrašysiu žodį email, nes aš čia noriu nurodyti, kad čia aš iš e-mailo gaunu šitus, čia laiškas parėjo iš e-mailo, ne kokio messengerio, WhatsApp ar dar kur nors. ID. ID aš čia priskirsiu message ID jam, kad žinotume, kad būtent unikalus identifikatorius. Šitas yra tikrai nebūtinas, bet ten mandresnėm integracijom praverčia. Žinot, kad čia būtent tas laiškas yra. Tada siuntėjas. Gerai, mums reikia siuntėją rasti. Turbūt čia yra mūsų from email. Taip, mums užtenka emailo čia siuntėjo. Vardo nereik. Pavadinimas bus subject, ne? Apie ką šitas laiškas? Ir jo aprašymas, tai reiškia jo tekstas. Kur yra tekstas? Full text body. Čia nice. Ir čia, kaip mes matome, kai aš užvažiuoju ant kiekvieno iš tų pasirinkimų, šitas taip truputį sumirga, ne, supulsuoja. Tai čia jis rodo, kad čia iš šitos vietos atėję šitie duomenys. Būtent. Liuks, tai mes pasirenkam full body text ir žinom. Tai reiškia, iš to mailo viskas čia taip ir sueis mums tvarkingai. Message'as čia nueis į šitą stulpelį, siuntėjas į šitą, pavadinimas į šitą, šitas į šitą. Aš spaudžiu save. Na ir galiu pabandyti paleisti, ne? Paleidžiam. Čia matom, kažkas vyksta, iš čia formuoja juos ir matom, kad čia vieną kartą prasisuko, o čia 5. Kas čia įvyko? Tai čia, kadangi mes turėjom nustatymą, kad 10 yra limitas, tai jis per vieną kartą kelis iš karto laiškus paėmė ir apdorojo. O kodėl kelis, jeigu mes buvom nurodę jam, taigi, kad pradėjo tik tai kažkurį specifinę laišką, bet jis čia ne vieną pasirinko, o nuo to laiško kažkiek padaryti. Tai jis mums nuo to laiško 5 padarė. Pažiūrėkim, kaip tai atrodo čia nais. Aha, va. Jeigu dabar mes pasižiūrėsime į savo šitą, tai matome, kad atsirado mums naujų įrašų. Čia yra kažkokia Google'o, pagrindė mums atsirado Google'o tiesiog informacija, ne? Nu ir kažkokie 2 padėkos. Bet matom, kad tikrai mes tos 5 laiškus gavom. Ir jeigu čia pamatysim, tai mano 5 laiškai daugmaž taip ir atrodo, ne? Tai yra 3 security alertai ir 2 padėkos. Aš daug testuoju ant šito account'o. Taigi, prasisuko mūsų pirma automatizacija. Ir ką mes dar galime joje pamatyti, tai pasižiūrėti tam truputį duomenų apie tam tikrą operaciją, kas čia atėjo, kokie duomenys išėjo, bet čia jau truputį giliau. Kažkiek mums tų nemokamų kreditų sunaudoja, bet tikrai kol kas nedaug. Ką dabar galime matyti, pavyzdžiui, tai va čia nais, kai anksčiau buvo tokie bendriniai dalykai, tai jau mes matom, kad čia paskutinį mūsų laišką jau išsaugojo detalės jo. Ir pagal jas dabar mums leidžia geriau pamatyti, ką mes čia darom. Taip. Tai kol kas praėjo sėkmingai mūsų pirma automatizacija. Taip, jeigu turite klausimų, tai prašom drąsiai juos užduoti.
Ai, matau, čia Man tai vyksta kažkodėl klausimai, bet nepavyko ir... prisijungti, gal aš kažko neprijungiau. Gmail, Ar nepavyko prisijungti prie pačio... Google šito, ką reikėjo rinktis, aš kažkaip gal labai čia taip, žinai, Aha, kol aš prie maigiau, šitoj vietoj, maigiau. ne? Šitoj Aš vietoj. dabar mailą turiu, rodo vieną man, vienetukas kabo ir toliau atsidaro connection, my Google connection ir čia folders raudonai kažkokius request had kažko tai, well, you must not be empty, nežinau, ką čia pildyti. Aha, aha. Nu, mums svarbiausia, kad šitas būtų connection prijungtas. Mhm. Ar šitas sėkmingai prijungtas ar ne? Šitas sėkmingai prijungtas. Gerai. O čia turėtų daugmaž taip atrodyti. Taip čia atrodyti. O ar yra čia kažkas, kas netaip? raudonuoja. Čia inboxas, tai file not load date. Aha, jam nepavyko inboxo rasti jūsų, vadinasi. Kažkas jo su prisijungimo detalė matyti negerai galbūt. Galbūt jūs leidote prisijungti, bet tam tikrų leidimų jam nedavėt, kad leisti, ten varnelės kokios neužimėjot prie prisijungimo, kad leisti jam naudoti būtent jūsų inboxą. Tai Paprasčiausias būdas turbūt būtų pabandyti su tojais credentialais galbūt juos pasišalinti. Čia pas jūs turėtų būti tokia eilutė dabar irgi su jūsų paštu. Tai ją tiesiog pabandyti pašalinti ir pabandyti iš naujo. Bet vėlgi, nesijaudinkite, jeigu dabar nepavyksta, nes vėlgi šitas įrašas bus, jūs galėsite tos veiksmus pabandyti savo tempu, pasidaryti ramiai rytoj. Gerai. Tai jeigu jums taip geriau bus, tai tikrai ne problema. Bandysiu jo, gal čia kažką. Gerai. Su Outlooku galima pasidaryti, bet yra truputį kitoks procesas. Aš galiu greitai jį užmesti, nes matau, kad dar man sulaiko kaip ir ok. Su Outlooku. Ar yra tiesioginis, aš nesu tikras, bet yra e-mailas. Matom, kad yra ir Microsoft Outlook specifinis, ne? Tai su šito būtų. Procesas turėtų būti labai panašus. Bet su kai kuriais provideriais būna ten, jie nelabai lengvai taip duoda prisijungti, tai negaliu garantuoti 100% rezultatų, bet iš principo galimybė yra ten. Gali reikėti tiesiog daugiau veiksmų padaryti. Tam tikrų. Taip. Taigi, tada nieko nelaukus, pajudėkime toliau. Antras scenarius. Šį kartą truputį bus sudėtingesnis, jau turėsim vienu žingsniu daugiau. Ir ką mes pabandysim padaryti, tai užpildyti, mes padarysim automatizuotą formą. Tai reiškia, kai kažkas užpildo formą, mes norim tos duomenis susidėti į savo Google Sheetsus. Tai kaip ir nėra kažkas ten tokio ypatingo, bet gali būti labai naudinga, jeigu paskiau, kaip mes tos Sheetsus išnaudosim, pamatysim. Taigi, ko mums reikės? Pagalvokime, kaip toks scenarius turėtų atrodyti. Mums reikia, kad vartotojas užpildytų formą, ne? Kad išsiųstų padėką, tada mes norime, kad mūsų sistema išsiųstų padėką jam už užpildymą, ne, tos formos, ir įrašyti tas duomenis į spreadsheetą, ne? Mums reikės dviejų realiai komponentų pagrindinių, tai yra, iš tikrųjų daugiau, bet pagrindiniai bus mūsų formos peržiūrimas ir turėsim routerį, nukreipimą. Taigi, pažiūrėkime, kaip tai atrodys. Vestino labai geras klausimas dėl saugumo ir tikrai tai nėra, aš negaliu garantuoti 100% už tai, bet vėlgi, saugumas niekad nėra garantuotas 100%, čia kind of jau Meiko atsakomybė tuo pasirūpinti ir jie, kiek žinau, daugmaž tuo pakankamai gerai pasirūpina, kad praeitų standartus saugumo. Gediminas nemato pritaikymo, bet čia aišku, mes darom tik tai labai paprastus šitus variantus, nes, mums reikia pirmai išmokti. O jau kaip jūs sugalvosite, kaip pritaikyti, kokius rasite, kad, žinote,
aš jau moku su Gmailu, bet aš Gmailo naudoju, aš gal Outlooką naudoju. Gal man norisi vat, ne Google formų, o ten kažką su Tally ar kokiais kitais įrankiais. Gal aš noriu Slack'o integraciją su ten kažkuo padaryti, su automatiškai atsakinėti Slack'o message'ų su dirbtiniu intelektu, ne? Tai irgi galima bus pasidaryti, bet jeigu mes nuo to pradėsim, tai mes net vieno scenarijaus nepasidarysim iki galo šitos valandos. Tai aš už tai stengiuosi parodyti mums tą pradžią, kad mes turėtume pagrindus. Taigi, kalbant apie tą pradžią, pasižiūrėkime, kas toliau. Taigi, mes norime prisijungti prie Google Forms. Tai ir rašom Google Forms. Gal tokia bus integracija? Tikrai taip yra. Liuks. Taip. Ir mes norime tada irgi, čia neskubėkime pasirinkti kažkurių iš šitų. Dažniausiai mes ieškome to asset ženkliuko tokio, nes mes pirmam savo tam žingsniui, nes mes norime sulaukti, pamatyti, kada kažkas tą formą užpildė, ne? Taip, ir dabar mes matom, kad jis naudoja jau mano tą Google Connectioną, galbūt ir jums dar šitas neprijungtas, tai reiks lygiai taip pat prisijungti, kaip jau mes ir taip darėm anksčiau. Ir aš, tarkim, čia jau prijungsiu prie mūsų formos. Aš jau turiu ją paruošęs, aš tikiuosi čia tą formą. Pasitikrinkim. Taip, aš turėčiau čia būti. Jeigu nueisiu į savo Google accountą ir nueisiu, susirasiu formas. Aha, taip, aš čia turiu paruošęs jau tokią demonstracinę formą, kuri nėra labai įspūdinga, tiesą sakant, bet ji yra. Liuks, kaip gausiu. Nu, atrodo iš pradžios, kad šita būtent forma ir yra. Liuks, gerai. Visus naudosim. Kol kas aš norėsiu visus atsakymus susidėti. Nes aš dar jau ten, įsivaizduokim, kad mes jau turim kažkokią formą, jį ten turi jau kokią 20 atsakymų, mes norim juos visus susidėti, šitą, tai prisijungiam tada. Bet vėlgi, mes šį kartą norėsim du dalykus daryti, ne? Mes nenorim tiesiog į spreadsheetus įrašyti, mes norime kartu ir išsiųsti padėkos laišką, ne? Tai o kaip čia du padaryti? Ogi yra paprastas tam naudojamas modulis. Jeigu mes nueisime į Flow Control, jame čia mes rasime tokį modulį kaip router. Ne? Ir matysim, kad jis būtent tai mum ir padarė, išskiria į dvi šakas. Vienoje mes prijungsime, čia mes prijungsime Gmailą ir čia mes siūsime e-mailą. Ne? Ir va būtent čia jau rekomenduočiau, nors siuntimas dar irgi nėra toks tragiškas veiksmas, kuris ten kažką mums pridarbs. Aha. Jam reikia papildomą, kaip matom, ir man kartais reikia papildomų permissionų jam duoti, papildomų leidimų, kad jis galėtų siūsti laiškus nuo manęs. Liuks. Matom, čia kaip ir viskas ok yra. Aš iškart noriu užpildyti subject, tai yra ką aš atrašysiu, tai yra thank you parašysiu. Ir tada parašysiu, matysiu, kad aš noriu, čia va truputį reikia atkreipdėmės, reikia išsiplėsti tą body content prisidėti. Nes aš noriu pridėti tekstą, kuriame sakiau, dėkui, thank you, nu gerai, dėkui už pildytą formą. Neužilgo susisieksime. Na, kažkas tokio. Čia aš dar galiu savo parašą pridėti taip toliau, bet kol kas man visiškai užtenka to pradžiai. Aš įsaugau. Kaip matom, atrodo čia daug, bet iš tikrųjų aš tik tai du dalykus liečiau. Na, tris, ne? Šitą connectioną, tada šitą subjectą ir tada čionais. Aš matau, čia jau paišymai prasideda. Tai mes su jais tvarkysim. Taip. Taigi, pasidarėme šitą e-mailo siuntimą. Liuks. Jeigu jūs man šiandien užsidarytų, irgi būtų labai fainai. Taip pat mes norime pasidaryti tą mūsų į Google Sheets susisaugomą. Vėlgi, jau mes žinom, kaip tai padaryti. Draw. Prisidėsime čia
į kitą spreadsheetą, čia turbūt mes norėsime į formų responses prisidėti. Šitinėjimas vėlgi pirmas. Ir dabar mums reikia nuspręsti, kur čia kokią informaciją mums dėti. Tai vėlgi emailas turėtų eiti iš, matau, respondent email čia. Taip. Ir tada pirmas klausimas bus čia nice. Tai mes norim jo. Bet mes čia dar net neturim iš tikrųjų to klausimo. Mums reikėtų vieną kartą tą prasukti, kad mes pradėtume matyti daugiau informacijos truputį gauti. Taip. Tai gerai, šitą pašalinkim, nes pabandykim su šito scenarijum, bus gerai pasižiūrėti, kas čia įvyksta tada. Ir tada aš daugiau ir nepildysiu, man užteks šito. Taip. Taigi mes užpildėm, kad čia mes norim įsirašyti į e-mailą, ten tą atsakymą gauti. Čia matau, kažkas ten iki galo nesuėjo. Ai, kam aš siūsiu? Nepridėjau. Nu, aišku, gal reikėtų šitą užpildyti, ne? Nu, ką mums siūs, mums ganėtinai irgi. Aišku, čia tam pačiam žmogui, kuris mums užpildė tą užklausą ir paliko savo paštą. Gerai, tai dabar turim visą mūsų šitą automatizaciją, kuri turėtų atėjus responsui praeiti. Dabar aš ją išsaugosiu ir galėčiau aš uždėti čia, kad kiek minučių tikrintų, ar atėjo naujų. Jeigu atėjo, tada važiuojam. Jeigu ne, tai nieko nedarom. Atėjo naujų, važiuojam, nevažiuojam. Bet pradžioj mes čia kol testuojam, tai aš tiesiog paleisiu vieną kartą. Matom, suėjo čia vienas kartas ir nuėjo ir į mailą, ir į Google Sheetsus. Tai dabar pažiūrėkim, kas čia įvyko. Aš jau buvau vieną kartą užpildęs šitą formą. Tai jeigu pasižiūrėsime čia nice, savo Sheetsuose turiu, jau buvau vieną kartą užpildęs. Va, matom, yra vienas responsas, ne, kuris buvo. Tai dabar kas su juo įvyko? Jis atsirado, turėjo atsirasti čia. Matom, atsirado, čia šitie trys pas mane buvo anksčiau. Galiu jos turint, kad nesimaišytų. Realiai mums šita eilutė atsirado. Bet matom, kad ne visai taip, kaip mes norėtume, ne? Čia turėjo būti klausimas yes arba no, taip arba ne, o čia mums kažkokio privarė JSON visą duomenų struktūrą, ko mums tikrai nereikia, ne? Tai gerai, kaip šitų susitvarkyti? Pasižiūrim. Bet bent jau čia gavome tą laišką mūsų, kad dėkui už užpildytą formą, nes aš čia užpildžiau ją kaip šitas žmogus. Nu, savo realiai formą užsipildžiau. Liuks, tai kaip ir viskas įvyko, tik tai matom su tais Google Sheetsai, biškai kažkas negerai. Pasižiūrėkime, kas iš tikrųjų negerai. Taip, čia šitas yra ne tas, ne? Nes čia visas atsakymas. Bet dabar, kadangi jau vieną kartą mums prasisuko, jeigu mes dabar vėl pasižiūrėsime į šitą answers dalį ir tą klausimą, ar šita forma svarbi, is this form important, mes matom atsirado naujas laukas text answers. Tai mes turim text answers, jį einam dar giliau ir tada radom tokį lauką delių, kuriame matom, kad buvo įrašyta yes. Liuks, tai mums to ir reikėjo. To antrojo nereikėjo. Gerai. Ir lygiai taip pat aš pabandau ieškoti su tuo antru klausimu. Tai reiškia, ką aš čia noriu pirkti ir yra klausimas, o atsakymas yra nežinau. Liuks. Tai dabar jeigu aš dar kartą užpildysiu tą formą, arba kažkas kitas užpildys, taip, ar aš galiu tai pasidaryti? Pabandykime čia. Nope, ne taip. Copy responder link. Geriau jau taip. Ok. Na va. Tai čia aš galėčiau kažkokį kitą suvesti savo paštą, pasakyti ne čia ir čia suvesti ką nors. Ne, belenką. Dabar jeigu aš siunčiu, paleidžiu tą formą, aišku, mums automatiškai ji neįvyks. Šitą automatizaciją aš jos net neįjungęs. Jeigu būčiau įjungęs, tai po 15 minučių man sueitų. Bet įsivaizduokime, kad mes jau praėjo mums tos 15 minučių, aš vėl paleidžiu ir matom vėl mūsų vienas tą suvirškino. Ir jeigu aš
jeigu viskas gerai, tai dabar matysiu tavo mano naują e-mailą jau pridėjo čia, atsakymą mano ne ir šitą. Ir jau dabar tvarkingi atsakymai, ne? Tai va šitą problemą mes štai taip ir išsprendėme. Tai taip susitvarkėme ir su antruoju savo scenarijumi. Matau, kad klausimų tikrai yra, vyksta reikalai. Va, matau, Paulius puikiai atsakė, kaip lokaliai galima su Meiku dirbti. Tai vėlgi nėra idealus tas variantas, bet jis veikia. Galima tikrai pasidaryti sistemą, kur ir su lokaliais failais galima dirbti. Taip. Ką dar galėčiau vieną niuansą pridėti, galbūt prie šito kur nors čia. Čia aišku yra žymiai daugiau galimybių negu aš rodau, čia aš tik tai visiškus pradmenis parodau, ne? Ta automatizacija čia vėlgi tik demonstracijos klausimais, Gediminai. Obviously, tikrai galėtų būti jį sudėtingesnė ir galėtų daugiau dalykų daryti, bet mes kol kas stengiamės dirbti su tais paprastais burbulais. Jeigu tu matai galimybę, kaip, na, va tau, aišku, čia, jeigu nėra prasmės, tai galima paieškoti tų modulių, kuriuose būtų daugiau prasmės, ne? Ar tai su kokiu ten AI jums sujungti ir kažkokį atsakymą sugeneruoti kažkaip gudriau pagal tuos atsakymus pateiktus, arba ten kažko nusiųsti notificationai, Slacką ir taip toliau. Tai galimybių tikrai yra, bet, na, laikas yra tik 1 valanda, o ne 10 ar 20. Tai, o kaip ir minėjau, čia yra nuo pat pradžių mes žiūrim, tai, kad būtų aišku. Ką aš dar norėjau parodyti, tai filtrus. Tai aišku, bus ir daugiau kitų galimybių, bet vienas naudingas dalykas, ką galima su juo nuveikti, tai yra užsidėti filtruką čia. Tai yra, pavyzdžiui, mes norime, kad pas mus ateitų skaityti tik tai e-mailus, kurie būtų, tarkim, kokie čia kas galėtų būti. Tie, kurie tik tai sakė, kad šita mūsų forma yra svarbi. Ne? Tai jeigu atsakė no, tai mes nenorime šito viso daryti. Jeigu atsakė yes, tai mes norime pridėti tą taisyklę. Save, išsaugokime. Taip. Ir dabar vien šitą tokį pasidarius, jeigu dar kartą, mano, šita forma jau nebepraeitų tą antrą, ne? Jau tokia nebepraeitų. Nes jis patikrintų, kad čia yra tas atsakymas ne, ir reiškia, jo tada čia jau ir nedėtų. Nes jis tik tai praleidžia atsakymus, kurių šitas laukas yra taip. Yes, ne? Galima čia ir kitokių dar taisyklių pridėti, bet vėlgi čia jau sudėtingesni dalykai. Taip. Taigi, kaip matom, galimybių tikrai yra ir galima ten ir sudėtingesnių dalykų prisidaryti, bet kol kas pradžioje šitie du tokie scenarijai padengia tokius visiškai basicus. O jau toliau tai tikrai jūs savo laiku labai rekomenduoju eksperimentuoti ir bandyti ir rasti būtent pagal save panaudojimo realistiškesnių, kurie jums iš tikrųjų naudingi būtų. Nes žaisliukai yra naudingi išmokti, o tada jau norim prieiti prie iš tikrųjų tikros naudos. Kalbant apie tai, pasižiūrėsime truputį sudėtingesnį jau mūsų scenarijų. Taigi mes turėsime scenarijų, jo viso šiandien aš abejoju, ar mes spėsim praeiti, bet norėčiau, čia jis jau toks įdomesnis ir galbūt naudingesnis, todėl norėčiau jį truputį apibrėžti. Tai reiškia, mes turėsime jau 3 dalis ir čia bus sujungsim daugiau negu vieną scenarijų. Realiai pirma dalis scenarijų bus 3 skirtingi scenarijai, kurie pasiema informaciją arba iš Messengerio, arba iš WhatsApp'o, arba iš mailo ir viską sudeda į vieną, tarkim, šycą, ne, tą patį, ar kokią kitokią duomenų bazę. Tai kad jau mes iš kelių kanalų ir kiekvienam kanalui reikės atskiro scenarijaus. Tai jau čia bus 3 scenarijai. Gale mes turėsime išsiuntimą atsakymo, ne? Į tuos pačius kanalus, iš kur jie atėjo, ta užklausa, ne?
Tai vėlgi, bet čia jau užteks vieno mum scenarijaus, kur tiesiog mes paimsim iš duomenų bazės ir išsiųsim į atitinkamą kanalą pagal tai, kad mes žinosim, kuris ten jis yra ir atgal ir išsiųsim. Viskas liuks. Bet mus dabar šiandien domina ta vidurinė dalis. Tai ką mes padarysim, tai iš tų mūsų šycų mes pasiimsim žinutę, ją sudėsim į dirbtinį intelektą, jis mums sugeneruos atsakymą, mes jį galbūt peržiūrėsim, kažką su juo padarysim ir galbūt išsiųsim, galbūt paliksim siuntimui vėliau. Ne? Taigi vėlgi mes turėsim spreadsheetus, kai atsiranda žinutė į dirbtinį intelektą, atsakymas, įrašymas į lentelę. Atsakymą mes įrašysim atgal į tą lentelę, kad mes matytume, kas įvyko, o ne tiesiog siuntinėtume laiškus ir neaišku, kam išsiuntėm. Bet kartu mes ir, tarkim, galbūt ten yra įvairių. Galima iš karto siųsti atsakymą, aš nerekomenduočiau, nes čia realų žmonės, o dirbtinis intelektas gali prigribauti. Aš ką padaryčiau, tai pridėčiau papildomą stulpelį, kur atsakingas asmuo patikrina, pažiūri, jeigu viskas gerai, užžymi, kad gerai galima siūsti ir automatizacija tada pati jau siunčia tos laiškus, kurie yra pažymėti, kad jie yra patvirtinti. Taip, na tai pabandykime šitą pasidaryti. Čia vėlgi šito mes šiandien greičiausiai jau tikrai nespėsime pasidaryti, bet aš noriu kaip minimum parodyti va tą AI prijungimą, ne, dirbtinio intelekto prijungimą. Tai jeigu mes grįšime į savo pagrindinį puslapį, ko mums šitam dalykui reikės papildomai, tai API rakto. Ir aš toj papasakosiu, kas tai yra ir su kuo tai kramtoma. Taigi, pradžioj mums reikės iš šycų šį kartą pasiimti, tad vėlgi, nepridėti eilutę, o pasiimti. Mes, kai mums kažkas užpildys, šį kartą ar mailą įmam, ar į... gerai, eisim į mailą. Čia jau senas geras žinutės. Gausim žinutę ir pabandysim atpažinti, pavyzdžiui, ar tai spamas ar ne. Ar dar kažką pasidaryti panašaus. Taip. Čia aš jau turiu pasiruošęs, kaip matėte, tą spreadsheetą ir aš norėsiu jį nuo paskutinio. Nuo paskutinio, tarkim. Taip. Na va, ir čia prasideda įdomioji dalis. Nes čia mes norim prijungti dirbtinį intelektą, ne? Čia mums siūlo AI modulį prijungti, bet ten Make AI, jie truputį irgi turi savo niuansų. Aš pirmą, tarkim, darysiu tiesiog, aš noriu prijungti Google Gemini. Ir jūs paklausite, o kodėl Google Gemini specifiškai? Nes Google Gemini duoda nemokamus API raktus. Mato, čia netgi Make'as siūlo mums net nesijungti ir paprašiau daryti be API raktų. Aš galėčiau šitą naudoti, galbūt mes ir tai padarysim, bet aš jau norėjau parodyti jums truputį ir kaip su tais API raktais. Nes čia va toks bonusas šitos paskaitos, kad yra Google toks įrankis kaip Google AI Studio ir kai mes prie jo prisijungiam, čia aš galiu irgi įmesti jums į chatą. Taip. Ir kai mes prie jo prisijungiam, mes čia turime galimybę, čia matote kaip standartinis toks interfejsas, o čia apačioje, čia aišku daugiau negu standartinis, čia galima biški gudresnių dalykų daryti, kaip žaisti su temperatūra ir panašiai, kad tos atsakymus atitinkamai koreguoti, ką gauname iš dirbtinio intelekto. Ir yra kitų labai, image generacija, garsas, muzika, yra įvairių įrankių, bet mus kol kas domina ne patys įrankiai, o API raktas. Tai reiškia, mes norime gauti raktuką, spaudžiame Create API Key, Create Key, ten tarkim bus Make Key, ir jį mums sukaria ir mes su juo galim prisijungti prie Google ir naudoti jų bent jau paprastesnius modelius. Aš pasiimsiu tą raktą, niekad šito nereiktų rodyti rakto niekam, nes tada kiti galės pasinaudoti jo. Aš aišku šitą raktą, jeigu jau parodėm netyčia, kaip aš ką tik padariau, tyčia netyčia, tai aš paskiau jį tiesiog ištrinsiu. Kad jis, šitas naujas Make, aš jį tiesiog ištrinsiu, kad man kažkas kitas nesunaudotų prisijungdamas su juo mano kreditų nemokamų.
Kur aš čia buvau? Ar aš galėčiau čia grįžti? Galiu. Liuks. Taip, tai jeigu aš pasirinksiu Generate a Response, tarkim, matau, čia aš jau turiu tą Gemini Connectioną prijungęs. Jeigu jo neturėčiau, tai ten būtų procesas labai panašus kaip ir su Gmailu, tik tai reikėtų API raktą nurodyti. Tai va tą, kurį aš nusikopijau, aš ten įpeistinu ir to ir užtektų. Jei modelį aš dabar pasiimsiu Gemini Flash'ą, man rodos tik tą mano API raktas duoda. Ir tada iš kažkur reikia jam pridėti messages. Tai va čia va esminė dalis yra, rolė yra useris mūsų ir mes pridėsim jam tokius dalykus kaip, ne, čia jau dalių daug, čia per daug jau dalių. Čia bus sudėtinga jam su šitu sutvarkyti. Ir mes jau kaip ir laiko tam nelabai turime. Gal aš tiesiog jums parodysiu tada paruoštą jau. Kadangi neturime laiko viso proceso praeiti nuo pradžių, tai aš tiesiog parodysiu jums paruoštą scenarijų, kurį aš esu jau pasidaręs. Taip, tai čia yra vienas iš tų įdomesnių scenarijų. Kaip matot, gerokai didesnis. Ir čia netgi čia jau truputį aš netgi esu anotavęs jį, paaiškinęs, kas kur vyksta ir kodėl. Taip. Jeigu pažiūrėsime, mes vėlgi iš Google Sheets'o pasiemam, viskas prasideda nuo to paprasčiausio varianto. Tada mes patikrinam turinį, čia su ChatGPT specifiniu modeliu, aš patikrinu tiesiog per post requestą, aš čia patikrinu, ar nėra kokia, ten skemas, spamas, ar tiesiog bloga užklausa, ten kažkas grasina man. Jeigu taip, tai yra bloga, tai aš išfiltruoju tą turinį ten blogą, tada aš sugeneruoju aprašymą, pavyzdžiui, čia su ChatGPT aš sugeneruoju, aš esu išsirinkęs modelį, ne, ir esu nurodęs rolę, kad čia sistema, čia aš jam nurodau, ką jis turi daryti. Nu ir aš nurodau jam, kad čia tu turi padaryti summary šito tokį apibendrinimą šitos žinutės, kurie aš eina iš aprašymo. O tas aprašymas mūsų, jeigu prisiminsim, yra paprasčiausias mūsų tekstas iš to e-mailo, ne? Mes pasiemam tą tekstą iš e-mailo ir pasakom jam, kad, hei, tu gausi va šitą tekstą, čia jis bus įrašytas, padaryk tai į apibendrinimą. Jeigu kažkas blogai, jis įtartinas, uždėk kategoriją atitinkamą. Jeigu viskas gerai, tai gerai. Ir dar papildomą paskiau uždedu rolę asistento ir jam užduodu tokius griaučius, kaip jis turi atsakinėti, ne? Kad jis turi su JSON atsakinėti būtent tokiu formatu, su tokiais griaučiais. Ne? Čia nurodau, kad tai JSON objektas irgi. Čia kiek jis gali daugiausiai teksto išvemti. Ir toliau aš nieko nebeliečiau. Čia galima dar būtų su visai šitai žaisti, bet pradžiai tikrai nereikia. Ir to man užtenka, kad paskiau ten tą JSON gautą susitvarkau, papildau stulpelius, tai reiškia, aš atgal iš šito aprašymo paskiau atgal tos jo AI sugeneruotus atsakymus aš čia sudedu. Tai kažkoks yra tai prioritetas, ar tai yra svarbus laiškas ar ne. Matom, kad jeigu vyriausias buhalteris rašo kolegai dėl nepriimtino užsakymo 47 000 pomidorų, ir kurie užpildė sandėlį, tai turbūt tai yra jau aukštas prioritetas, ne? Ir kategorija darbas. Tai va šitą dirbtinis intelektas jau susitvarkė su tuo. Taigi, ir matom, kad paskiau įvairius kiti dalykai vyksta, pavyzdžiui, įtartino turinio filtravimas ir juodraščio rašymas, tikrintojas, toliau su Gemini, tai aš čia kelis AI-us jau naudoju. Matom, irgi čia užpildytas tekstas, useris tekstas, duodam jam originalų, duodam jam mūsų draftą, mūsų tą juodraštį ir patikrinam, ar jis iš viso gerai atsakė, ar jis, jo neapgavo kažkas. Tai čia jau toks tikrai jau mandras, sakyčiau, yra visas procesas. Bet iš esmės, koks jo yra išeitis, tai kad aš, pavyzdžiui, paskiau savo laiškose matau tokius dalykus. Kai man ateina laiškas, jis yra patikrinimas, ar čia
tikras ar skemas ar ne, ir jeigu jis yra blogas ar kažkas, tai yra užžymima atitinkamai, ne? Tai apgauliai įtartinas arba blogas. Tai va. Nu ir aišku, aš turiu visą savo summary, aš galiu nebežiūrėti į savo paštą, realiai žiūrėti tiesiog čia, kas yra, ne? Čia dar pasigražinti tą savo Gmailą, kad gražiau atrodytų man jis su tom kategorijom savo ir galiu pro čia tiesiog žiūrėti, kad esmė, mums nereikia viso šito skaityti, pradžioj galiu šito pažiūrėti. Na, bet vėlgi, čia tokie demonstraciniai scenarijai. Jeigu norite dar pabandyti ChatGPT naudoti, galite naudoti šitą per čia API raktus, jeigu įpratę prie ChatGPT, bet čia yra mokamas naudojimas, tai jau ten truputį yra niuansų su juo. Kartais būna nemokami, bet... Tai tiek pasižiūrėjom. Klausimas, kas toliau? Be abejo, pritaikymas, ne? Kaip matėm, čia tikrai žaisliniai tie scenarijai pirminiai. Bet kaip minimum galim pasižiūrėti savo procesus, peržvelgti, pagalvoti, kaip tai galėtų atrodyti tos mūsų automatizacijos, paplanuoti ir tada įvertinti, realiai gaunam tą naudą, kurios tikėjomės. Ir be abejo, mokinimasis, ne? Tai reiškia pasibaidyti įvairias tas integracijas, kaip matot, jų yra įvairių ir ten galima tikrai daug nuveikti, jeigu tiesiog skiriam tam laiko po truputį išmokti tos dalykus, įprasti kapstyti su jom. Ir tada jau geriau matysim tos, kur galima panaudoti. Apjungti sudėtingesnius scenarius, o jeigu jaučiat, kad meiko jums neužtenka, yra kitos. Vėlgi, tikrai rekomenduoju pradėti kuo anksčiau ir kad ir šiandien dar truputį, jeigu dar turit jėgų prisėsti, truputį pabandyti patiems paspaudyti. Nes vienas dalykas yra sekti mane, ar ten klausyti manęs, o kitas dalykas patiems paspaudyti, pažiūrėti, kas veikia, kas neveikia, kodėl. Kaip minėjau, įrašas bus jums pristatytas vėliau, turėtų būti rytoj, galbūt. O tai bus turbūt tiek žinių iš manęs. Jeigu turite dar klausimų, juos galite drąsiai užduoti. Aš galiu pabandyti atsakyti. Taip, dėja, iki 9 aš tikrai negaliu dar čia būti, bet dar kelias minutės tikrai galiu. Tos automatizacijos jos pastoviai veikia internete, jeigu, pavyzdžiui, kompas išjungtas. Taip, ji kabo, tos automatizacijos kabo šitam mūsų, Meiko serveryje ir tiesiog kreipiasi į Gmailą, kreipiasi į Google AI ir kitur ir daro dalykus kažkokiais intervalais, ar ten kas 15 minučių ar panašiai. Nebent jeigu iš kompiuterio kažkokius failus reikia tikrinti, tada jisai... Tada jeigu iš kompiuterio, tai reikia mums pirmą pasirūpinti, kad tie failai atsidurtų realiai cloud'e pradžioj, vienu ar kitu būdu. Ar ten su Google Drive'u susinchronizuoti, ar kažkaip kitaip. Čia toks paprasčiausias turbūt variantas, bet tada jau reikia, kad jis būtų jungtas. Sakykit, asistentas vadinamasis gali jungtis prie išorinių kažkokių šaltinių, nežinau, ten prie webo ir iš ten imti duomenis pats. Taip galima suprogramuoti, ar viskas turi būti cloud'e būtinai? Čia toks klausimas, ar kuo skiriasi tai, ne? Nes Ne, kuo skiriasi, ar galima tokią automatizaciją padaryti, kad, pavyzdžiui, ten... kas čia, akcijų birža, ten vyksta pardavimai ir ten vyksta milžiniškas duomenų apdarojimas, viskas keičiasi online. Tai klausimas, tai ar aš tik tai post factum susikėlęs dienos ataskaitą į cloudą galiu pasidaryti, tai reiškia kažkokią analizę su tuo asistentu, ar tas asistentas gali tuo veiksmu, kai viskas kinta, gali siūsti kažkokius mano suprogramuotus užklausimus, pranešimus man. Aš pats nesu bandęs su Meiku daryti su akcijom kažko, bet įvedus žodį stock, aš matau, kad yra kažkokie galbūt tau labiau pažįstami įrankiai, ne? Jeigu kažką iš šitų pažįstamų įrankių randi, tai vadinasi, kuriuos naudoji ir kurie gali rodyti tą informaciją, tai reiškia, galima prisijungti. Ačiū.
Ir teoriškai netgi net nebūtinai su šitais įrankiais. Yra, tarp kitko, HTTP, ne, įrankis. Tai jeigu platforma turi savo API prieigą, tai galima prisijungti prie bet ko. Galima bet kokį HTTP post requestą prijungti. Aišku, aš čia niekur neprijungęs jo, tai dabar jis čia manęs pyksta. Bet jeigu čia prijungsiu, tai aš galiu čia bet kokį URL duoti, bet kokį puslapį, ir jeigu jis palaiko ten tuos getus, pavyzdžiui, kad pasimti informaciją, aš galiu pasimti tą informaciją. Aišku, man turbūt reikės pateikti jam kažkokius autentikaciją, ne? Ar tai API raktą tą patį, ar OAuth, ar kažką kito. Bet taip galima praktiškai prie bet ko prisijungti, kas duoda standartinės prieigas. Norėjau paklausti, jeigu darai tokią seką, kad kūrė už tave atsakymus į laiškus ir tu nori juos peržiūrėti ir po to tik tai leisti išsiųsti, tai kaip ateina pas tave tas pasiūlymas drafto į e-mailą ar kokiu būdu? Taip, tai būtent jeigu pasižiūrėsite va čia į mano paštą, tai čia yra daug tokių kuris man atsiuntė, būtent neįsiuntė, tada aš naudojau modulį nesiųsti e-mailą, o čia jis juodraštį sukūrė ir čia aš turiu tokį pasidaręs, irgi specifinę, čia jau atjungiau tą. Na tai galim pabandyti dar vieną prijungti. Tarkim, Gmail pasirinksiu ir čia yra, turėtume matyti kažkur, create a draft email. Ir tada tam konkrečiam netgi adresatui jis iškart sukuria. Taip. Tai mes, jeigu mes adresatą iš kažkur anksčiau gauname, pavyzdžiui, recipient aš čia galiu gauti turbūt iš to pačio pirmojo savo, ne? Nors ne, gal netgi kažkur čia. Na, kol jis dar neparanės, aš čia jų nematau šitų pasirinkimų, bet realiai, jeigu bent kartą paranėčiau, pradėčiau matyti, kad čia būtų tas recipient email ir iš jo galėčiau pasimti. Jo. Ir tada iš karto jau draftas būtų paruoštas. Ir su subjectu, ir su tuo kam siūsti. Supratau, ačiū. Taip, taigi, dėkui už jūsų dėmesį ir atsiprašome už tam tikrus techninius nesklandumus. Ruoškis kiek nesiruošęs, kiek nori, bet kaip pasijungia kita platforma ir staiga pradeda neveikti. Aš labai tiesiog džiaugiuosi, kad pasidariau tą dėl viso pikto, visus scenarius pasiruošiau iš anksto atskirai, kad jeigu neišeisi iš karto daryti, kad turėčiau atsarginį variantą. Dėkui už jūsų dėmesį. Ačiū. Ir tikiuosi, jūs rasite panaudojimą naudingą ir prasmingą ir sutaupysite savo laiko ir sumažės jums nuobodžių darbų. O dar trumpą klausimą galima? Taip, dar galima. Dabar jeigu kas automatizacija šitą, tai turi būti visą laiką paleidęs tą langą Meiko, kad vyktų, kaip jūs sakėt, nusistatai kas 15 minučių, 12. Aš galiu nusistatyti, viską išjungti ir jis ten suksis savo debesyse. Esmė tas triggeris, ne? Jisai suveikia, pavyzdžiui, paštą. Taip, ačiū. Bet aišku, jis tada ir tuos kreditus naudos kiekvieną kartą. Tai ten reikia su tuo pasižiūrėti, kiek ten susinaudoja. Taigi, šiandienai tiek. Gero vakaro jums. Ačiū visiems, kurie prisijungia. Ką tuomet pasidalinsime su jumis vaizdo įrašu rytoj. Jeigu turėsit kažkokių klausimų man ar Mindaugui, tai pasidalinsit taip pat ir jo elektroniniu paštu, kur galėsit parašyti. Dėkui. Dėkui jums. Dėkui, kad klausėt. Gero vakaro. Ačiū visam.